Jau, zdarova. Gražus rytas, graži diena. Ir sugalvojau biškį pabazarint. Tai pabazarinkim. Kas vyko per paskutinę savaitę? Tai vyko keli dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Tai pirmas toks visai įdomus dalykas. Davai nuo šito. Tai čia, ką žinau, prieš kokias 3 dienas sėdžiu, va, aš čia savo spotelį, kieme, irgi graži diena. Ir leidau savo tiesiog pasėdėti, atsinešiau gitarą. Būna kartais aš įkrentu tam tikrose būsenose į tokį muzikinį foną labiau ir tada man patinka vat, ir groti, ir bandau dainuoti, ir aišku, kai niekas nemato. Ir va, buvo toksai momentas, ir aš kažkaip ten groju, kažką dainuoju. Ir man tokia mintis, man gal reikia čia atsinešti tą savo telefoną ir pafilmuoti. Šiaip įdomu pačiam pasižiūrėti, kaip aš ten dainuoju, nes tie momentai, kai aš groju ir dainuoju, būna tam tikri tokie momentai, kur aš labai gerai jaučiuosi. Turiu omeny, kad sunku papasakoti apie tą jausmą, bet esmė tokia, kad gerai jaučiuosi ir patinku sau tame momente, jeigu taip galėčiau išsireikšti. Tai sugalvojau, atsinešiu kamerą, pasistatysiu ir toliau darysiu savo dalykus ir po to gal pasižiūrėsiu. Ir atsinešęs, pasistačiau, ir kažkaip automatiškai taip gavosi, aš ten sakau labas, blablabla, ir pradedu, net tam video pradžioj pradedu juoktis, galvodamas, kad tikrai, jeigu aš ir sėsiu, dabar pagrosiu ir padainuosiu, tai dar man per anksti bus dėti tai internetą. Gais. Aš taip galvojau savo galvoj, bet galvojau, tiesiog aš dabar go with the flow. Ir kažkaip taip jau turėjau pradėti kažką šnekėti ir tada man atėjo minčių apie gėdą. Savo gėdą, mano gėdą. Ir tiesiog aš tame video pabandžiau pasidalinti, kas tuo metu man atrodo ir panašiai. Po to galvojau, kad aš tą video įdėsiu peržiūrėjęs, bet po to suradau 1000 priežasčių, kodėl vis dėlto man to nedaryti. Tai čia klasika. Protelio klasika, kad tai čia aš nepasakiau taip, kaip iš tikrųjų galvoju, nes po to nufilmavęs ir pakalbėjęs apie tą gėdą, aš ir toliau galvojau apie tą gėdą, kaip ten ir atėjo iš kažkokių tai naujų minčių ir taip toliau. Bet žodžiu, sugalvojau 1000 priežasčių, kodėlgi to video nedėti ir kodėl jis yra prastas ir niekam bus neįdomu ir man jis neįdomus ir blablabla. Tai va, bet šiandien iš tikrųjų pagalvojau, kad norėčiau aš jį vis tiek įdėti, ką aš ten sakau ir kaip man ten atrodo. Ir čia labiau savo kaip tokį dienoraštį daryti. Tų mano kažkokių naujų minčių ir naujų bandymų būti savimi. Tai va, tai aš dabar tikriausiai uždėsiu ant viršaus tą video, užmontuosiu, nes manau, kad tai yra svarbu man. Давай, брумсай, бенджи. Kažkaip norisi, kad bent veidas matytųsi, ką žinau. Iš tikrųjų, labai abejoju, ar šitas epizodas pasieks eterį. Bet kažkaip tai pajaučiau, kad pabandysiu pasižiūrėti. Sėdėjau ir grojau kažką tai. Iš tikrųjų tai atrodo, noriu kažką sakyti, bet kažkas kartu ir stabdo. Keistas tas jausmas. Matyti irgi tą baimę suklysti, kad kažkaip čia ne taip padarysi, kad kažkaip čia
kažkas kažką pagalvos apie tave negero ar blogo. Tai panašu, kad čia ir yra gero vyruko bėda. Bėda? Gėda. Jo, iš tikrųjų čia yra gėda. Kažkur vaikystėje įsirašęs toksai įsitikinimas, ar Robertas Gloveris savo knygoje Nustok būti mielu vyruku kalba apie šią problemą. Norėčiau daugiau pacituoti iš tos knygos, bet iš tikrųjų tai detalių aš neatsimenu. Aš atsimenu daugiau mažiau esmę iš tos knygos, kad aš esu tenais, apie mane yra rašoma ir dabar aš su tuo kažką tai turiu daryti. Po kiekvieno skyriaus ten būdavo duodama užduotis kažką tai padaryti, ten pavyzdžiui, nežinau, skyriuje apie asmeninius poreikius, gale skyrio, aš čia kuriu, nes neatsimenu tiksliai, bet kad gale to skyriaus apie asmeninius poreikius, kad ten surašyk savo 10 asmeninių poreikių ir ten bandyk juos, nežinau, patenkinti per ateinančias 2 savaitės, nepriklausomai nuo kitų žmonių, ten ar žmonos, ar vaikų, ar whatever. Tai aš tų užduočių iš tikrųjų nedariau. Pastrigau, atsimenu, prie tų asmeninių poreikių, tai man irgi buvo toksai biški, what? Išsirašykite savo asmeninius poreikius. Aš pasiėmu lapą ir, nu jo, gerai, koks pirmas? Tai ir tai man buvo labai aiškus ženklas, kad jo, dude, čia čiūju, tu esi. Labai mėgstu daryti šitą. Jau čia kelis video dariau. Tai kas man kliūna, mano kritiko akiai, ten aš už daug dar dalykų savo bandau atleisti ir labai smarkiai ten nevertinti, bet labai kliuvo šitas, kad mėgstu. Tai aš dabar iš tikrųjų, nu ir aišku dar, aš iš tikrųjų bandžiau. Laisvas. Davai, eik. Arba čia šalia gulkis. Anyways. Tai kol kas, jeigu taip darau, tai čia šunis ateina tada. Nu gerai, pakviečiau tave. Geras šuo. Tai jeigu taip darysiu, tai taip aš tiesiog darau dabar. Tai kur aš baigiau? Apie gerą vyrutę. Jo, apie gėdą. Tai vaikystėje atsiradęs įsitikinimas arba gyvenimo strategija, vadinkim taip, įsitikinimas, kad toks, koks tu esi, yra negerai, kad kai tu esi toks, koks tu esi, tavo kažkoks tai esminis poreikis yra neatliepiamas. Ir tada tu, būdamas vaikas, mažas, susigalvoji tokią strategiją, kad kaip operuoti šitam pasaulyje. Ir geri vyručiai ją suformuoja, jeigu visiems aplinkui tave bus gerai, tai ir tu gyvensi gerai ir tau bus gerai. Kas iš tikrųjų yra netiesa. Nes pirmas dalykas, tai aš negaliu padaryti žmonių aplinkui save patenkintų. Girdi. Šiandien pirmą kartą šunim daviau kaulų. Šitam sesės ir mūsų. Ten mano lysvių vietoj celofanas dar uždengtas ant būsimos lysvės, tai jinai ten bando prasiplėšti ir matau, kad tą kaulą norės slėpti. Nes čia vyko kova šiek tiek tarp tų 2 šunų. Žodžiu, apie šunis kada nors irgi papasakosiu. Šuo yra suvaidinęs, manau, nemažą rolę mano gyvenime. Tai grįžtu prie tų low battery 20%.
Tai grįžtu aš prie to įsitikinimo, kad toks, koks tu esi, yra kažkaip tai negerai ir tu turi būti people pleaseriu. Ir kad to padaryti yra neįmanoma, nes kad ir kaip stengiasi, kad ir kaip ten viską bandai padaryti, kad tik čia viskas kažkaip tai būtų gerai, tai vis tiek atsimuši kažkokią tai barjerą. Apsimeti. Apsimeti kažkuo, kuo nesi. Ir tada kiti žmonės tikriausiai negali pasitikėti tavim. Vis tiek žmonės jaučia, net jeigu ir to nesupranta. Gal kai kurie nesupranta, net nežinau. Ir reikia suprasti, kad tą aš darau ne kažkaip labai ten sąmoningai, norėdamas apsimesti, bet tiesiog taip veikiu ir to iš tikrųjų nežinau iki šiol. Tai man yra tokia naujiena, tai aš dabar čia, kaip sakant, pažindinuosi pats su savimi. Ką minėjau pirmoji serijai, kad nuėjo kitas šuo, paėmė tą kaulą, o mūsų, kadangi dar mažas labai, nors dydžiu jau didesnis už bendžių, bet vis tiek metų daug skirtumas, tai dar gauna į kaulus, bet bus kieta merga. Anyways. Ir autorius Robertas Gloveris apie tai kalba, kiek pamenu, tai apie tą pamatinį, ko yra varomas šitas visas veikimo modelis ar šita strategija gyvenimo, tai yra gėda. Kažkokia tai gili pamatinė gėda. Taip, gal kažkam tokiam taške esu, kas liečia būtent šitą savo naują suvokimą, vadinkim taip. Ir gal tokia nuotaika, ką žinau, sunki jaučiasi. Ja. Norėjau sakyti, kad bet vis tiek aš čia matau kaip pozityvų dalyką ir lyg ir matau, bet toks atrodo, kad gal tiesiog, sunki, tai sunki. Jo, reikia kažkaip tai mokytis savo daugiau leisti ir su ta gėda kažkaip tai bandyti susipažinti ir ją kažkaip tai kažką ten pajudinti. Ir tipo. Gal va toksai mano kažkoks viešas prisidavimas gali man padėti. Tiesiog padėti geriau pažinti save. Toks ir tikslas. Kodėl čia aš tą gitarą? Nes grojau. Sėdėjau, bet šiandien savo leidau, nes bandau groti, bandau dainuoti, nes irgi turiu labai gilų įsitikinimą, kad nemoku, negaliu dainuoti, nes gėda. Tai va, iš tikrųjų nepamiršau, ką aš jums pasakojau, nes dabar čia kalbu ir pradėjau skambinti. Žmogus toksai paskambino. Apie muziką kažką gal šnekėjau, ne? Tai muzika ir gėda. Apie kurią papasakosiu jo gal kažkurį tai kitą kartą. Tai va, mėly draugai ir nedraugai ir visi viską. Tiesa, dabar šitas žmogus vakar skambino. Tai yra, vėlgi man bus gėda. Bronius iš Ignalinos, neatspinu pavardės, kažkoks tai žymus gamtininkas Lietuvos, parašęs ne vieną knygą apie ten paukščius ir gamtą ir panašiai. Tai va, jisai man skambino. Dabar, kai aš čia įvyko, kai nutrūko, dėl to taip ir išsimušiau iš vėžių. Nes iš tikrųjų jisai čia pas mane kažkuriais metais tiesiog ėjo pro šalį, prie mano namus ir mes kažkaip susipažinom ir taip tokia ta mūsų pažintis gavosi, pasikeitėm numeriais. Ir aš jau šiais metais jau galvojau, būtų faina gal ir pabandyti kažką nufilmuoti, kažkokį tokį epizodą padaryti. Tai gyvenu prie Kratono ežero, kuriame yra didžioji paukščių sala. Ir kiekvienais metais pavasarį aš čia nuo savęs matau ir girdžiu, kad ten vyksta bele koks judesys toj saloje ir ten, žodžiu, tie paukščiai poruojasi ir ten garso veiksmo ir visa kita. Ir galvojau, būtų faina pasimti gal baidarę, kai jau čia, gal dar biškį pašils.
ir tada paplaukti iki tenais, pasižiūrėti, gal kažką pafilmuoti, pačiam pamatyti, nes labai įdomu, kaip ten viskas vyksta. Ir tada šitas bronius, profesorius ar mokslininkas, žodžiu, gamtos žmogus, daug žinių turintis, mane pakviečia rytoj į Ignaliną į jo paskutinės knygos pristatymą. Nuvažiuoti ir su juo susitikti ir trumpai dar tai persimetam, kad galbūt jisai atvažiuos čia pas mane, nes jis irgi nori, praeitais metais jam nesigavo. Aš kadangi turiu valtį ir baidarę, tai mes galėtumėm su juo tiesiog nuplaukti iki tos salos ir jis sako, aš norėčiau kartu, nes aš galėčiau tau papasakoti. Ir sakyčiau, kaip geras ir gražus ženklas, kad va čia šitą įrašinėjau aš, kur aš buvau visiškai, aš nieko neplanavau šitoj. Gal turėjau kažkada minčių kažkokių, kad galbūt nesuvokiau, kad jeigu aš bandysiu čia kažkaip tai narplioti tą savo strategijas gyvenimo, tai nenori susidursiu su kažkokiais dalykais, kurie, jie gali būti sunkus, jie gali būti jautresni, jie gali būti ir nežinau, kiek aš jais norėsiu dalintis, bet kažkaip tai va šiandien sėdėjau čia prie savo laužavietės, tai man jausmas, kad reikia padaryti video. Ir padariau. Kitą kartą gal kažkada tai apie muziką ir mano dainavimą. Arba nedainavimą gal labiau. O atėjo mūsų naujas gyventojas. Pagaliau į galą bent jau transliacijos atėjo pasirodyti. Tai čia yra mūsų naujas šuo. Apie šunis irgi bus kažkada epizodas mano ir pasaka apie tai, kaip geriau neaugint šunus. Povilo feilai. Tai apie tai papasakosiu, o šuo pas mus jau, ką žinau, čia 2 savaitė bus. Vis dar be vardo, bet jau ant dienų turėtumėm mes jį išrasti tą vardą. Apie šunis, apie paukščius, apie daržus ir apie Povilą. Kažkada dar vėliau. Peace. Peace and love. Aš einu, kalbinu šunį, kibinu. Ir tada antras dalykas, kas atsitiko šią savaitę, jeigu galima taip sakyti, tai aš įvykdžiau pirmąjį savo iššūkį. Pirmasis mano iššūkis buvo, pirmam video jau dalinausi, tai 7 savaitės džimo programos Anatolijaus Stipruolio valytojo. Tai va, tai 7 savaitės atsportavau. Ką man tai davė? Tai be abejo davė, kad sustiprėjau. Nes viena iš priežasčių, kodėl norėjau eiti ten sportuoti, tai sustiprėti fiziškai, nes dabar čia darau tą daržą on the side, kur yra iš tikrųjų nemažai, reikia papakalinti, kad jį padaryti. Turiuomenį, reikia ir fizinio pasiruošimo, nes ten ir nešioji, ir ten kažkokios žemės, ir kažką, mano nugara tokia stiklinė. Sportavau už tas 7 savaitės. Ką sargas. Nežinau, čia matosi, nesimato tas mano šuo. Eik patikrinsi. Išsimušiau. Tai sportas. Tai sustiprėjau fiziškai. Kitas svarbus dalykas, tai tas labai aiškus planas sporto, kad ten 4, kartais 5 dienas per savaitę aš sportuoju, aš žinau, kad aš eisiu sportuosiu ir man nekyla dėl to nebuvo kažkokių momentų, gal paskutinę savaitę šiek tiek sunkiau sekėsi, bet aš po to atgaminau, kad namuose į kavos induką, iš kurio daromės kavą, aš netyčia supyliau kavą be kofeino. Tai gal tą savaitę aš tiesiog geriau kavą be kofeino ir kadangi esu kavos narkomanas, tai gal dėl to silpniau jaučiausi, bet anyways, tai kad aš vaikščiau ten tas 7 savaitės ir buvau tam tikroje struktūroje ir disciplinoje, man davė tokio papildomo pasitikėjimo savim, kad va, aš einu, aš darau, aš žinau, kad aš stiprėju, aš žinau, kad aš padarau ir dabar va, kai baigėsi tas iššūkis, tai irgi toksai geras jausmas, kad aš pasakiau, aš padariau. Tai galvodamas, va, kaip veikia iš tikrųjų tai mano galveliai tie iššūkiai, šiuo atveju mes su draugu susilažinom, lažybas, kažkoks gemblinimas, kas mane žino,
tai žino, kad ką jau ką, bet pagemlint mėgstu. Dėl to ir mano profesinė sritis yra susijusi vienaip per kitaip su gemblinimu. Didžioji dalis žinot, kad žaidžiu pokerį paskutinius 2,5 metų. Pokeris šiaip žaidžiu belė kiek metų, bet jau taip vadinkim šiek tiek rimčiau, kaip į profesiją, kad pasižiūrėti į žaidimą kaip į profesiją, tai 2,5 metų paskutinių. Irgi sritis, kur jaučiuosi pastrigęs. Ryšimis su šituo sporto iššūkiu sugalvojau, kad man reikia iššūkių ir profesiniai dalyje. Nes trūksta motyvacijos, trūksta kažkokio tikslo, kažkokios prasmės. Žodžiu, tai aš susigalvojau iššūkį savo, kad aš turėjau seną svajonę. Ir vėlgi galvodamas apie savo vaikystę, apie savo praeitį, nes dabar daug to darau, bandau kažkaip čia prisiminti, kas man patinka, kas man patiko vaikystėje, kad kažkaip susigrąžinti tą save. Tai kas liečia pokerį, tai visą gyvenimą svajojau nuvažiuoti į pasaulio pokerio čempionatą. Tai yra į Vegasą, į WSOP ir sužaisti bent vieną kartą tą main eventą. Ir šiais metais vėl buvau savo prisigalvojęs 100 priežasčių, kodėl aš vis dėlto ten važiuoti negaliu, ir nes ten ir tą, ir 5, ir 6, ir 7, ir negaliu, ir nežinau, ar čia man pasiseks, ar la. Tai aš dabar sugalvojau, kad aš per šitą ateinančią savaitę pasidėliosiu planą, pasižiūrėsiu, kaip ten, nes reikės šiek tiek keisti žaidimo valandas ir prisiderinti šiek tiek prie tų atrankinių turnyrų, nes aš kad išvažiuoti man į Vegasą, pirmas dalykas, aš turiu laimėti atrankinį turnyrą į tą pagrindinį turnyrą. Galvoju, kad aš tam challenge dar užsibrėšiu tam tikrą sumą pinigų, kurią aš per ateinantį mėnesį pabandysiu tą pasiekti. Bet apie tai jau vėlgi sekančiam kažkokiam tai video, kai jau daugiau kažką žinosiu, bet manau, kad čia svarbus visai man upgrade'as, kad ką daryti toliau, kaip elgtis toliau, kaip veikti toliau. Tai va profesiniai pusėje susigalvojau, ką galiu daryti ir bandysiu, nes man atrodo, kad man asmeniškai, kadangi aš esu gambleris ir tai yra tiesiog mano natūrai, aš tą labai matau ant savo jauniausio sūnaus, kad jisai labai panašus į mane iš tikrųjų ir turi va tą drive'ą, tai tokiai nežinomybei ir tų steiksų pakelimui, tiek kas liečia džiaugsmą kažkokį, tiek kas liečia nusivylimą. Iš tikrųjų tai dabar atėjo man tokia mintis su tom visom lažybom ir su tais visais kažkokiais tokiais challenge'ais. Neatsimenu, kad aš daug būčiau jų pralaimėjęs. Tai jeigu aš jau susilažinu, tai aš jau tada bandau ir laimėti, nes apie tai ir yra čia tas susilažinimas, kažkoks rungimasis, kažkokia forma žaidimas. Tai va, tai darbe aš pabandysiu tą tikslą, tą challenge'ą išsikelti ir pabandyti jį achivinti ir susikurti aplinką, kad ir didžiausius šansus, kad tą galėčiau padaryti, bet apie tai vėliau. Ir trečias dalykas, dar per šią savaitę, tai kas nutiko, tai man atėjo toksai suvokimas, čia daug tie suvokimai tik tai leidžiasi iš dangaus man į galvą, bet apie daržą. Ir galbūt labiau ne apie daržą, bet apie visą čia tą filmavimą ir čia to daržo rodymą ir kad nežinau, kiek aš tą noriu daryti, nes pirmas dalykas, jau pats daržas atima daug laiko, čia darymas ir visa kita. Aš jau nekalbu apie mano šiaip darbinės valandas, kurias aš dirbu prie kompo ir vis tiek yra kažkokie tai šeimininis laikas. Tai jeigu aš čia tam darže knisuosi ir dar man reikia čia, būnant dideliu profesionalu, čia su ta kamera, su tais mikrofonais, čia su tais šunim, kurie vaikšto ir varto viską, man tiesiog atima labai daug laiko ir aš matau, kad aš galiu nespėti tiesiog, nes darbo yra tikrai nemažai. Kitas dalykas, tai aš ir nepretenduoju būti kažkokiu tai maisto auginimo coacheriu. Nes yra tokių kanalų nemažai, kur žmonės rodo, kaip daro, kodėl ten ir visa kita, ir dalinasi tam savo žiniom, bet dažniausiai jau turi patirtį ten x metų ir
Tai va, tai aš esu toks labiau pats mokinukas visame šitame, tai aš galvoju, kad aš vis rodysiu to daržo, labiau galbūt ką padariau, kažkokius tokius darysiu savaitinius, kelias savaitinius, gal upgrade'us, ką padariau, kas ten auga, kas neauga, ką sufeilinau ir panašiai. Tai nuo praeito video, kur aš rodžiau, man atrodo, kai aš ten tas lysves gaminau, tai dabar jau dalis tų lysvių yra sukišta į žemę. Aš parodysiu, primontuosiu kažkokį tai mini, padarysiu apžvalgėlę, kas čia yra padaryta. Turas, šiltnami, skurdžiai, saliotos, ridikėliai, špinatai, kažką kiša galvas. Čia dabar buvo žirniai, kuriuos transplantavom. Čia yra dar žirnių užsieta. Lietvamzdžius. Galimai turėtų būti jų paprastas transportavimas į lysvę lauke. Braškės laukęs šilumos, naktim po -3, -4, persadinom žirnius. Ir dabar kiekvieną naktį po -4, tai ryte ateinu, pasižiūriu, visi aplėdėję. Žirniai, daug čia tų žirnių. Aš juos susidaiginau šiltnami, keliau į lauką. Pirmą naktį po išsodinimo, nakties temperatūra -4. Ateinu ryte, visi užšalę, užledėję. Apšerkšnyje. Ką žinau, saulytė išlindo, pašvietė, nutirpo. Ir ok, antrą naktį vėl -5. Vėl jie į ledinukus tokius pavirtę. Bet ką žinau, po peršalimo atrodo nedidėja, bet ir nemažėja. Nėra kažkokių čia labai geltonų ar kažkokių susikreipusių. Tai laikom špygas, kad jie čia išbujotų. Esu padaręs tokius va, nežinau, čia matosi, nesimato, bet tokias arkas padariau iš tinklo, nes žirniai lips į viršų, reikės jiems ten už ko užsikabinti. Tai nesu tokio būdo matęs iš tikrųjų, bet kažkaip pagalvojau, kad kodėlgi ne, čia pro tą skylę, jinai pakankamai didelė. Va, aš galėsiu įkišti ranką, iki vidurio pasiekiu, čia per vidurį pasilikau tokį tarpelį, kad jeigu čia liet ar kažką, kad biški būtų paprasčiau. Nežinau, atramėlės padarysiu, ir žirniam beaugant tada šniūrą ryšiu. Ir tikiuosi, čia viskas laikys. Antroje lysvėje irgi planuoju bent jau dalį jos žirniai su tais lietvamzdžiais, kurie yra šiltnami, kuriuos matėte šiltnami. O kur dar visa kita, iš tikrųjų nežinau. Kažką daiginuosi, turiu kažkokio agurko ant palangės, 2 krūmelius pomidoro, visi kiti neišdygo. Tai pirmas dalykas tikriausiai dėl to, kad sėklos senos, antras dalykas dėl to, kad gal per šalta namuose. Bet išaugo kas išaugo. Sportą irgi nebevykdysiu to paties challenge'o, turiu meni, kad tos sporto programos. Taip yra toksai jausmas, kad gal 3 dienų per savaitę man užtektų, tai kažkaip gal į tą visą darbo challenge'ą irgi įkomponuosiu į kažkokį tai savo dienotvarkę ir tvarkaraštį, įdėsiu tos važiavimus į džimą, nes man visai patinka, man duoda kažkokios tokios energijos ir tokio kažkokio vat, stiprumo stovėti ant šitos žemės. Šiandien kaip tik kojų diena buvo, darai ir padarai ir tada tiesiog tvirčiau stovi ant kojų ir žiūri į gyvenimą ir sakai, nu ir ką man duosi daugiau. What's next? Kartais tiesiog nepasakau tikriausiai visko, ką norėčiau pasakyti, nes pamirštu kokius dalykus. Tai bet nieko, nu, tai ką žinau, koks skirtumas. Paukščiukam bečiulbant. Arrivederci.